Čia tai būna, kai turbūt ne iš slaidų nieko neaišku, apie ką kalbėsiu. Pats nespratau. Aš iš tikrųjų atėjau grupinės terapijos seansą pasidalinti truputį, nes dirbu startup'e, ne pirmam. Tai sugalvojau pasakėlę papasakosiu. Nežinau, ar čia yra kas nors, kas dirba startuoliuose. Tai you keep me honest. Ar jums ką nors primins, gerai? Tai prieš kelias savaitės mano vadovas paprašė manęs, aš beje skaitysiu, atsiprašau, paprašė manęs apjungti 2 metus feedbacko, kurį mes surinkom iš savo klientų. Ne tik feedbacko researcho, ar ne, mes darėm krūvą interviu kokybinių apie featureiukus, ar ne, kuriuos mes darėm savo produkte. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes turim 100 pokalbių, mes turim 1000 eilučių teksto. Tai aišku, su dabartinė technologija, apie kurią Augustas pasakojo, tai nebėra taip sudėtinga, galima greičiau tą daryti. Na, Mila, ką tik kalbėjo, ką reikštų transkribuoti viską. Man tai vis tiek užtruko gerą savaitę, aš turėjau pereit per visus tos dalykus. Ir kas yra svarbu su feedbacku, nereikia jo tiesiog šiaip sudėti lentelį, reikia klasifikuoti, ar ne? Reikia sudėlioti kliento tipą, kiek jisai svarbus jūsų verslui. Dar svarbu paruošti yra santraukas vadovam, nes jie neskaitys nieko, tai reikia sutraukti iki tiek, kiek jie galėtų perskaityti. Ir viso to tikslas, užduoties tikslas buvo tas, kad mes turėjom turėti dirbtuves. Mes turėjom susėsti ir pasikalbėti, kur link eina mūsų produktas, kokia jo vizija, kokia jo strategija galėtų būti. Kambary turėjau būti aš, mano kolega dizaineris, inžinierių vadovas, mūsų generalinis direktorius, CEO, ar ne? Jūs pasisteng, kad mikrofonas būtų arčiau tavęs. Aš galiu rėkti labiau, bet ačiū už gerą patarimą. Tai kiekviena minutė tokiam workshop yra labai svarbi, tai žmonės turi ateiti, supratę, žinodami problemą, matydami situacijos svarbą. Dar daugiau, mano vadovas labai pabrėžė, kad mes savo organizacijoje per daug laiko praleidžiam kalbėdami apie sprendimus, mes per greit prie jų pribėgam, mes per mažai kalbam apie problemas ir reikėtų apie jas daugiau laiko pabendrauti ir pasikalbėti. Tai savaitę laiko, ar ne, sėdėti, skaityti intervus, eit per visą feedbacką, jūs, aišku, jaučiat, kur viskas eina, tai aš netempsiu per daugumos, nes aš žinojau, arba epistemologiškai teisingiau įtariau, kad turbūt tai prasmės visiškai neturi, bet vis tiek tą dariau. Ir dirbtuvės įvyko, iš tikrųjų mes susėdom, mes kalbėjomės apie dalykus, mes kalbėjom apie ką buvo pažadėta pakalbėti. Tik tai viena maža detalė, mano inžinierius prieš dirbtuvės rašo, sako, o tu matei, kad jie mytą turi ryte, generalinis su technologijų vadovu, su mano vadovu. Sakau, ne, o myto pavadinimą matei, nes literaliai buvo parašyta produkto vizija ir strategija. Sakau, fantastika, tai mes ateisim dirbtuvės, kur mes turėsim kalbėti apie problemas, bet jau susirinksim tam, kad išgirstume iš principo egzistuojančią produkto viziją, ar ne, ir strategiją, kurią 3 tarpusai iš tikrųjų susitarė. Tai kas man pasidaro aišku toj situacijai, tai tas siekiamas mistinis alignmentas, tie, kas vėl dirba šitose organizacijose, dažnai girdi tokius žodžius kaip align, on the same page, ar ne, jis vyksta už tokio myto ribų ir durų, ar ne, ir atrodo, kam mes tos mytus tada organizuojam, ar ne. Bet viskas okei. Kodėl mes apskritai turim tą daryti, kodėl tos mytus turim turėti, tam, kad mes iš tikrųjų suprastume problemos svarbą ir esmę, bet ta duomenų bazė, jeigu žmonės susitarė šiek tiek anksčiau, jinai pasidaro beprasminga, turbūt su to sutiksit, ar ne? Kam tą savaitę laiko ten sėdėti ir skaityti ir dėliotis, kam tos santraukos iš tikrųjų ruošimus, kurių niekas neskaitys. Mačiau, beje, vienas atėjo ir paskaitė, 5 minutės Notion'as leidžia pamatyti, kiek žmonės žiūrėjo. O tie 2 metai mokymosi iš klientų, ar ne? Na, kam, ta prasme, pasirodė, mokėmės ne to, ko reikia, nes klientų prašymai nėra taip svarbu. Bet manėme smagiausia dalis, ir kodėl aš tai pasakoju ir iš tikrųjų bičinu, yra tas, kad aš nebesistebiu. Aš startupuose dirbu beveik 10 metų ir tai nėra dalykas, kuris vyko šiandien, įvyko vakar, tai yra dalykas, kuris kartojasi nuolatos ir tas pasikartojimumas yra tai, kas mane turbūt labiausiai domina. Vadovai tuo tarpu, arba konkrečiai mano vadovas dar labiau sakė, kad aš turėčiau išlaikyti pozityvų ir linksmą veidą, įkvėpti komandą ir siekti tikslų, kurios mes visi sutarėm, ar jie sutarė ir tada mes pritarėm. Tas susivokimas, kai supranti, kad tu pats mali šūdą, yra labai skausmingas, bet moka gerai.
Right? Tai aš tiesiog greit per tos slaidus praeisiu, ar ne? Nes pirmiausia, tai aš pradėsiu nuo šito. Mes labai didžiuojamės to, kad mes apibrėžinėjom rezultatus, mes kalbam outcomes, ar ne, ką mes turėtume pasiekti iš tikrųjų. Tai noriu jums šiandien parodyti, kaip mes startuoliuose industrializuojam šūdmalą. Ir čia bus keli konkretus pavyzdžiai, bet tie patys iš principo. Tai kaip ir minėjau, 2 metus mes kūrėm feature'us, ar ne? Konkrečiai beje dirbtinio intelekto pagrindų tos feature'us kūrėm ir mes apsibrėžėm tikslą. Mes sakėm, mūsų 5% klientų turi naudoti mūsų dirbtinio intelekto sprendimą. Konkretu. Pamatuojama. Ne? O labai skiriasi nuo... Nes iš šito dešiniai, kur didinsim piliečių įsitraukimą viešas diskusijas, čia beje trumpesnė dabartinės vyriausybės programos 17 punkto versija, galim tyčiotis, bet aš arginčiau, teikčiau, kad tas nuo kairės nelabai skiriasi, nes ką reiškia naudoti? Iš principo, ne? Paspausti vieną kartą į mėnesį, susimokėt už tą feature, ar grįžti į naudot, kažkoje vertę galutinį iš to gauti, ne? Bet skamba žiauriai gerai ir pamatuojamai, ar ne, kaip startuoliai taip ir turėtume daryti. Tai niekas iš tikrųjų ir nežinojo pas mus, ką tai reiškia, aš nežinojau, mano kolegos nežinojo, mes klausėm, bet sakėm, išsiaiškinsim eigoj, pirmą užrašyt reikia. Tai čia yra pirmas šūdmalos sluoksnis, jeigu norit, bet problema, aš sakyčiau, yra šiek tiek gilesnė, ar ne? Nes tada mes turim prieštaringų teiginių sluoksniuką. Ką aš turiu mintyje? Na, pirmiausia, tai metrika pasirodo net ir neturėjo matuoti tikros sėkmės, jį apskritai tiesiog turėjo iliustruoti gražiai investuotojams slaidus. Kodėl? Nes po 6 mėnesių, kaip sakoma, reizinam raundą, ar ne? Ir mums reikia tiesiog investuotojų įsitikinti, kad mes pasiekėm tikslus, kurių mes siekiam, jiem patinka tie tikslai irgi, kurių mes siekiam, tai kaip ir viskas būtų ok. Bėda su tuo, kad tave kaip produktistą, aš esu produktistas, ar ne, moko, spręst problemas, vėl, mes dėl to ir tos mytus darom, ar ne? Tai ką mes padarėm tuome workshop'e, tose dirbtuvėse, tai apskritai tiesiog paėmėm krūvą konkurentų feature'ų, suklijavom, įdėjom, pasakėm, čia yra mūsų vizija ir va šitą mes, jeigu padarysim per to 6 mėnesius, tai bus žiauriai awesome ir cool. Kas nebūtų saime blogai. Strategija kopijuot nėra tragiška iš savęs, ar ne? Bėda ta, kad ar mes kalbėjome apie problemas, kurias sprendžiam? No. Dar blogiau mes pasakėm, jeigu čia aš teisingai jungiu, taip, kad turim pagrindinį principą. Negamint nieko naujo, mums reikia fokusuotis tik tai absoliučiai į dalykus, kuriuos jau turim, kad jie veiktų dar geriau. Feature'ų setukas, kurį mes sutarėm, buvo suklijuotas rinkinys dalykų, kurių nei vieno neturim. Nei vieno iš tikrųjų nelabai gal ir norėtume turėti, gal nelabai svarbu būtų, bet žiauriai gerai atrodys slaidos. Ypač jeigu 5% klientų termai galės paklikinti kartą į mėnesį ir galėsim sakyti, kad, look, we achieved it, ne? Dar daugiau, aš ir norėčiau palyginti su tom metrikom, apie kurias mes kalbėjome viešam sektoriui, ar ne? Mes girdim šitas frazes. Didesnė piliečių įtrauka, operacinis efektyvumas, modernizuotos viešos paslaugos, skaitmenizacija ir vadinam dažnai tai nonsensu, ar ne, kažkokiais beprasmiais, nepamatuojamais tikslais. Bet dar kartą, 5% klientų naudoja dirbtinį intelektą. Ar iš esmės jaučiat kažkokį esminį skirtumą? Ar čia privatus sektorius nuhekino kažkaip ir geriau pradėjo matuoti dalykus negu viešas? Aš apie šitą mitologiją labai su jumis irgi noriu už tą čia pakalbėti, nes man tai yra tiesiog ta pati šūdmala, tik tai geresnių brandingų, ar ne, ir blizgiau atrodo, ir vėl, gerai moka, aš turiu paskolų. Right. Toliau. Yra dar kitas dalykas, dar vienas sluoksniukas, weaponized simplification, if you will, mes turim tokią vertybę, jinai vadinasi simplify to accelerate. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bet koks kompleksiškumas, sudėtingumas, situacijos reikšmingesnis aptarimas iš principo yra stagnacija, trukdymas ir neleidimas žmonėm susialaininti iš principo. Tai jeigu yra tik tai kas nors, ką tu klausi, nesuprasi, nesutiksi, reikės paaiškinti, tai yra problema. Mums reikia tiesiog paimti tą minėtą jau beje Ado Okamo skustuvą ir supaprastinti tiek, kad galėtų suprasti, vėl, iki santraukos, ar ne, žmogus, kuris nieko nėra matęs. Tai iš principo aš galiu pavadinti tai fraze, kurią kai kurie iš jūsų gal esat girdėję, vadinasi užtikrintumo teatru.
Ar ne? Ką jis leidžia? Ką jis leidžia startuoliam padaryti? Na, tai jis leidžia kalbėti apie atvirumą, apie debatus, apie įrodymais greitus sprendimus, bet esmė yra tiesiog turėti debatus, turėti tos susitikimus, bet kaip jau minėjau, dažnai susitikimai vyksta dar prieš jų ateinant į kambarį ir susilaininant iš principo, ar ne? Tai dėl to tai ir vadinasi teatru. Ir mums svarbiausia tiesiog, kad įmonės vadovai tarpusavį būtų susitarę. Tai tam aš ir kurpiau tą feedbacko duombazę, aš sėdėjau savaitę laiko, aš kapojau tos duomenis, turėjau šimtus, jeigu ne tūkstančius signalų, turėjom ir pamatėm dėsningumus, bet tai neturėjo prasmės. Ir kodėl aš tą turėjau? Tai kad atsisakyti būtų dar blogiau, nes aš turiu paskolą. Tai va. Taigi, aš pats esu kaip ir priverstas dalyvauti tame teatre, iš principo, ar ne, atlieku tos būtimus judesiukus, kad mes jaustume, kad mes iš tikrųjų vykdom procesus taip, kaip jie turėtų būti vykdomi, be jokio rūpesčio, ar tai pasiekia tikslą ar ne. Ir dirbtuvės baigėsi ir visi išeina su savo to nuostabiu sąrašu esminių sprendimų, daugiausia sukliuotų, kaip minėjau, iš konkurentų idėjų. Svarbu jau kitas investicinis raundas, o feedbackas, pamokos, tie mūsų pokalbiai, dėsningumai, koks skirtumas. Nes praeitis nėra svarbu, svarbu žiūrėti į ateitį. Net jeigu turėjom blogo feedbacko, doesn't matter. Ačiū. Aš pasistengsiu scrolling greičiau. Tai va. Tai tas feature'as, ar ne, apie kurį sakiau, jau minėjau. Tiesiog visą griaunanti nauja idėja, su mandatu pamiršti viską, ką mes iš principo turėjom iki šiol. Ir kas yra įdomiausia, dizaineriui, mano kolegai, nežinau, jeigu esate dirbę su dizaineriais, jiems reikia paieškoti sprendimų, ar ne, galimų variantų. Nėra problemai vieno tinkamo sprendimo, jų gali būti 6. Tai myto metu mes girdim paexploring, būtų gerai kokius 5 optionus. Ryte, kas efektyviai yra turbūt po kokio pusvalandžio, nes mytas baigėsi, tu turi ryte pusvalandį, tavo darbo laikas turbūt grįžus namo nesiskaičiuoja. Ryte jau girdim, jeigu galėtum, tai biškai taip pieš taip, kad rytoj kodint galėtum. Vėlgi, svarbiausia įdėti priekį. Svarbiausia, kad demuškiai gerai atrodytų. Ir aš dabar rašinsiu, sorry. Patogi amnezija, aš apie tai kalbėjau ir grįžtu prie šito, ar ne? Prie biurokratijos. Šitą aš norėčiau parodyti kitų pavyzdžių. Iš tų, kas čia sėdi, kaip minėjau, mačiau porą startuperių, OKR'us esat girdėję turbūt, dar vienas nuostabus teatras Objectives and Key Results. Kokybinis teiginys, kiekybinės metrikos, kaip pasiekti tą kiekybinį teiginį, pasiektas kiekybinės metrikas. Tai trumpa istorija apie tą biurokratiškumą, kai mes nesame biurokratai. Kitas startupas, kuriame aš dirbau, mums užtrukdavo maždaug 4-5 savaitės susiplanuoti tos objectivus ir key resultus. Ir vietoj to, kad mes, ir beje ketvirtiniai yra, tie, kas nežino, tai ketvirčių 3 mėnesiam planuoji, tai praleidi 5 savaitės, efektyviai pradedi turbūt, baigi turbūt jau kito ketvirčio eigoje, organizacija nusprendė sekti geriausiam industrijos praktikom ir nekvesionuoti procesą, o tiesiog padaryti iš 4 ketvirčių 3 trimestrus, kad turėtume daugiau laiko planavimui. Tai dar vienas efektyvumo ir nebiurokratizacijos pavyzdys. Tai va, kas mane iš tikrųjų veda tiesiog prie tos pagrindinės išvados, ir čia yra Frankfurtas, kuris pats sako, tas perteklinis užsiėmimas šūdmala, kas mane labiausiai gąsdina, galiausiai trukdo gebėjimui kalbėti tiesą. Eigoje tiesiog, aš pastebiu, kai kurie startuperiai net paleidžia ir sako, nebėra svarbu, kas yra tiesa, svarbu yra kitas raundas, svarbu kita įmonė, svarbu kitas produktas. Tai kaip tą išspręsti? Aš radau 4 klausimus, kuriuos aš savo užduodu, jeigu iš juos nebegaliu atsakyti, aš keičiu darbą. Tai pirmiausia, aš savęs klausiu, ar man tai rūpi, kad tai būtų tiesa. Apie tai jau šiandien girdėjau daug kartų. Antra yra, kai aš žiūriu į tekstą, kurį parašiau, ar dalykus, kuriuos mes tarėmės, ar čia apskritai išėmus tas abstraktybės, daug tuščių gražių žodžių lieka kažkas prasmingo, matėte apie prasmę pastabą irgi. Svarbu refleksija, ar anasikė, ko aš tikėjausi anasik, paklausti savęs, iš tikrųjų, ką aš išmokau iš to, kaip pavyko ar nepavyko, ir kas svarbiausia, apie ką aš kalbėjau, ar tai yra X, ar tik tai X teatras. Tai ar iš tikrųjų turim procesą, ar tai yra tik tai proceso imitavimo teatras. Ir jeigu matom, aš bent jau matau, kad šitie dalykai pradeda situaciškai blogėti, aš suprantu, kad aš neturiu daug instrumentų ir įnagių kažką pakeisti. Tai geriausia to išeitis, kurią atradau, ir jums sakiau, keiskit darbą, stenkitės kitą kartą truputį geriau. Tai va, ir ką aš turbūt labiausiai išmokau, ir beje, čia man padeda mūsų filosofų brigada atėjo, tai dalykas, kurį studijose išmokau ir jis man labiausiai padeda su to dorotis, išmokti pasakyti nežinau.
Nežinau. Ir gal yra 3-4 dalykai, kuriuos reikia padaryti, kad sužinotume, kad iš tikrųjų nuoširdžiai pasižiūrėtume į situaciją ir sakytume, ar tikrai sprendžiam teisingą problemą, ar tai yra geriausias sprendimas, ar tai yra tinkamiausias laikas tam sprendimui. Tai ačiū labai už terapiją.